Norėčiau Jums paskaityti laišką, galbūt pričą, pasakojimą, esė. Apie tai, ką jaučia tėvai, augindami neįgalų vaiką. Apsisprendimas turėti kūdikį yra panašus į įspūdingos kelionės į Italiją planavimą. Tu nusiperki galybę informacinių knygų ir pradedi planuoti. Kolizėjus, Mikelandželo Dovydas, gondolos Venecijoje. Gal net išmoksti keletą šmaikščių frazių itališkai. Visa tai nepaprastai įdomu. Po ilgų nekantraus laukimo mėnesių pagaliau ateina ta diena. Tu susikrauni lagaminus ir iškeliauji. Po kelių valandų lėktuvas nusileidžia, bet stewardesė praneša: sveiki atvykę į Olandiją. Olandija? Nustembi. Kodėl Olandija? Aš turiu būti Italijoje. Aš skridau į Italiją, dabar turiu būti Italijoje. Tai viso mano gyvenimo svajonė. Tačiau skrydžio maršrutą teko pakeisti. Ir tave nutupdė Olandijoje, kur ir turi likti. Juk svarbiausia, kad nei baisioje, nei atgrasioje vietoje, kur aplink netvarka, badas ir ligos. Čia tiesiog kita vieta. Taigi, tu gali eiti ir nusipirkti naujų informacinių knygų. Turėsi išmokti kitos kalbos ir susitikti su daugybė naujų žmonių, kurių kitomis aplinkybėmis nebūtum sutikęs. Tai paprasčiausiai kita vieta. Ji gerokai ramesnė ir netokia svajinga kaip Italija. Tačiau po kurio laiko atgauni kvapą, apsidairai ir pagaliau pastebi, kad Olandijoje yra vėjo malūnai, yra tulpės. Joje netgi gyveno Rembrandtas. Tačiau visi, kuriuos tu pažįsti, yra iš tų, kurie permanentiškai keliauja į Italiją ir nesiliauja puikuotis, nuostabiai ten praleidę laiką. O tau telieka pridurti: taip. Tai ta vieta, į kurią aš turėjau važiuoti. Apie tai aš svajojau ir planavau. Ir gali atsitikti taip, kad tokios svarbios svajonės sudužimą lydintis skausmas niekada nesiliaus. Tačiau jei visą savo likusį gyvenimą praleisi gedėdamas, kad nenukeliavai į Italiją, tu niekada nesugebėsi džiaugtis tais ypatingais ir labai mielais dalykais, kurie supa tave Olandijoje.